ką, važiuojam ir kas buvo, bleba, duslinuvas nutrūko. Pažiūrėkit, kas per garsas. Ir šaudo ir viską. Polo griūnant akių. Dėl to greičiau reikia golfą daryti, kad galima būtų lėkti. O ne? Ne. Gerai, varom į darbą atgal. Eik, tai žiūrė, kaip slidu. Visi girdėjo. Tai sveiki sugrįžę į One Customs kartu su Darium. Kažkoks kanalas, nežinau. Tai šiandien pirmadienis ir pradedam darbus nuo golfo, išvežam sėdynės ir tuo pačiu užsuksim pas variklistus, kur Porsche motorą deda. Skambino, sakė, kad kažkas negerai su turbinos kronšteinu. Tai važiuosim pasižiūrėti tenai ir prie to pačio dar važiuosim padriftinti su Serena. Tai žiūrėsim, kas gausis. A ne dar? Ką darai? Padriftinti su Serena. Ką? Dešams. Kodėl? Nevalit. Ne, viskas bus gerai. Nusirašysim į griovį ir paskui vėl išsitrauksim. Taip, atleisim pabandyti. Dėkui kaimynai už gerą pakrovėją. Charger pavadinimas. Griptų nėra, bet nesvarbu. Svarbu masė yra. Čia minusas. Va taip va įdirbom. Šiais laikais labai viskas nekokybiška. Lūžta viskas. Bandysim užkrauti MKS akumą. Dariu sėdynį į rankas. Blema, išlengvintos sėdynės, pažiūrėk, nieko nėra. Krausim abi dvi sėdynės ir vešim, kad susiūtų. Tik vieną veši? Dvi. O kaip galvoji, stogas tilps ar netilps? Oi, blema. Nesaugi darbo aplinka, apšė, neturim druskos, ką papilt, reikia papilt. Pats ten prigazavai. Tuoj dar prigazosiu, palauk. Va, stovi. Grožis, kuo gazuot reikės. Palauk, padėsiu. Ta žiema užšalo, spynus jaučiu. Kviečia meistrą Darių, kad sutvarkytų. Ką čia pridaryti? Užrakinam iš vidaus ir nebeatsidaro duris. Užšalo spynelėms jaučiu, ne? Jaučiu sulaužiu kažką. Ką siūlai? Važiuojam. Serena dar biškį apšalus, bet nieko tokio. Tuoj sušilsim. Gazo tik daugiau duosim. Atrodo didelis štai mašinai. Mašina mažu. Mikra. Tilpo dvi sėdynės golfo ir Arteono universalų stogas. Ir du ambalai. Du ambalai. Ir man atrodo, to vienas ambalas sulaužė stogą. Pervažiuoti. Prašau labai.
Tai va, grįžom iš miesto, su Sirena nepadriftinom, nors padriftinom ir atsidrengėm į bortą, nieko neatsitiko, nefilmuosim, bet kitą kartą, kai gerai padriftinsim, tada pafilmuosim. Tai va, grįžom ir uždėjom iš karto M-ki vairą, naujai siūtą su M-siūlė, o dabar traukiam ją lauk, apsukam ir grįžtam atgal į vidų, nes reikės pasikelti ir surinkti priekį. Surinkam priekį ir atiduodam ją, jeigu vežasi kur nori, ten ir ten. Tai va, tai einam, bandysim išvažiuoti. Padangos vasarinės, lauke sniegas, nežinau kas bus. Nevažinėkit su vasariniam žiemą. Kas čia vyksta? Tai važiuoja, tai nevažiuoja. Tai ten žiūrėkia klaidų. Žodžiu, bandom įsivaryti, po to pafilmuosim. Veikia. Čia pas jį nėra požibinčių, nes jau posakiai šviečia. Ir kaip matėte tam lepse, uždėjom priekinį bamperį, surinkom priekį. Beje, trūksta posparnių, priekinės dalies, galinės dalies, anoj pusėje lygiai to pačio ir galinio vieno posparniuko. Ir nulupom langus. Tai taip, kad dabar jau pilnai originalas ir, nežinau, varom lauk ir lauksim detalių turbūt. Ir į vidų varom dabar E-klasės sedaną. Taip, kad važiuojam. Tarsi. Tai ką šalia manęs matot šio Merso buferiuką ir dabar pradėsime jį rinkti, kadangi reikia rinkti priekį kuo greičiau, kad atsirastų vietos kitiems projektėliams. Tai taip, kad čiumpam jautį už ragų ir renkam buferį.
Vakar puolėm šokom prie E-klasės ir padarėm gan nemažai darbų. Štai priekis surinktas, kapotas. Lempos sudėtos, taip pat ir balkis. Tai taip, kad biškį stabdė vienas dalykas, tai yra ši fiškutė, kurią reikia laidukus dabar sujungti ir pajungti į vandens pompikę elektrinę, kuris statosi apačioj. Tai bus antras darbas, o pirmas darbas tai yra važiuojam, vežam diržą, kurį reikia susiūti, nuvešim pas Asto, jie mums greit susiūna ir pabaigiam 100% surinkti saloną, kad jau nebereikėtų lysti į vidų. Ir tada einam tą fiškę pajungsiu. Pajungiam fiškę ir tada lekiam surinkti buferį. Buferis, kaip matėt, praeitam epizode surinktas taip pat. Tai dabar belieka jį tiesiog uždėti ir paleisti mašiną į gatvę. Nors dar lieka, aišku, pospalniai, taip toliau, smulkmenėlės. Tai taip, kad lekiam į Asto, dedam buferį ir šiandienos darbai bus, tikiuosi, baigti. Nors šiandien biškį pasėdėsiu ilgiau ir eisiu prie savo golfo, kuris stovi štai ten. Nes reikia jau dažyti, reikia. Nes sugalvojom, kad pavasarį ar vasarą turėsim road tripą. Nes kadangi yra dar viena mašinėlė, kurią nupirkom prieš kelias dienas per Kopartą. Ir parodysim jums, kaip tai įvyko. Tai kaip matot, važiuojame į Jonavos gatvės, tenai Asto susiūs mums diržo ir viską pafilmuosiu, kaip tai vyksta. Aišku, galėjo ir susiūti praeiti žmonės, kas darė, tvarkingai kaip priklauso, o ne kairį diržą į dešinę pusę, bet visiems pasitaiko. Tai va, tai esu netoli vietos, užeinam į vidų ir siūnam. Tai ką, sekantį dieną dirbam dabar prie naujo projektėlio ir tai yra buvusi čia jau C-Cam 3. Darius glosto, nedaglosto, nes reikėjo biškį papoliruoti kapotą, buvo keletas šiukšlių, tai taip, kad sutvarkė ir mesim lauk. Nors iš tikrųjų dar už kokios tais valandos pusantros atvažiuoja jai ratai, tai taip, kad pamatysit su naujais ratais. O prieš tai čia stovėjusi E-klasė išvažiavo pas elektriką. Vakar iš tikrųjų užmetėm priekinį buferį, sudėjom priekinės lempas ir atidavėm, kad elektrikas sužiūrėtų visas klaidas, ką reikia ir ko nereikia. Tai taip, kad dabar einam, pabaigsim ruoštis E-klasės sidabrinio detalės, einam dažyti ir rytoj turbūt dar jį surinkinėsim. Tai ši savaitė yra grinai mersų savaitė, tai neišjunkit ir laukit naujo vaizdo su naujais ratais. Tai kol pasibaiginėjom vieną ceškę, ant karštų atvažiavo ir kita, tad einam pažiūrėsim. Tai priekio kaip ir nelabai jau likę, nei lempos sveikos, nei telikas, nei kita lempa. Žodžiu, yra reikalų. Šiaip labai panašus mušimas kaip ir ano buvo. Salone turim
išaudžiusios visas pagalvės, pakojų, vairo, stogo. Dar kas blogiausias nupjautos, tai neremontuojamos, teks kitų ieškoti. Šiaip saloniukas gražus. Aišku, kas man nepatiko, kai grįžo, tai kad buvo įdėtas buferis į vidų. Amerikonai mėgsta labai. Šitas buferiukas ir dugno apsauga buvo įkrauta į vidų. Nežiūrėjau kaip sėdynės ir oda. Iš čia buvo per viduriuką įmestas. Nu, biški yra. Bet čia svarbu nesuplėšia. Kaip ir viskas gražu. Porankis taip pat gražus. Karbonas. Kaip ir priklauso. Čia ant vairo būna nušauda. Nėra ir žieduko čia to. Taigi pabandom įsivesti VIN kodą šios mašinos ir pasitikrinti ją Car Vertical svetainėje. Einam. Įsivedam VIN kodą. Taigi gavom ataskaitą ir pasitikrinam, ar su ja yra viskas gerai, ar kažkokių yra defektų paslėptų. Tai taip, kad pažiūrim. Odometras atrodo gerai parašyta, registracijos teisinė būsena irgi viskas gerai, tik tiek, kad yra daužta, kas yra akivaizdu. Nuotraukos yra tokios pačios kaip ir mašinos aktuali būklė, tai taip, kad šitame dalyke problemų kaip ir nėra. Salonas, kaip ir nuotraukose, viskas kaip priklauso. Ką dar galime pasižiūrėti? Drida 40 000 kilometrų, kas yra teisybė. Nedegusi, nei skendusi, nei gavusi krušos. Žodžiu, viskas yra va taip. Amerikoje buvo dar vienas sudaužimas, tačiau neaišku kokios, nes turbūt buvo nuvežtas į autorizuotą servizą, taip kad remonto metu pabandysim dar surasti, kas buvo tvarkyta. Taigi, jeigu ruošitės pirkti savo automobilį, nepamirškite Car Vertical svetainėje įsivesti VIN kodą ir pasitikrinti, ar jinai buvo daužta, ar jinai buvo skendusi, ar gavusi krušos, ar atsukta rida. Tai taip, kad prieš pirkdami įsiveskite mūsų kodą 101 ir gausite 20% nuolaidėlę. Taip, o toliau planas su šito automobiliuku yra išsiardyti, išsidefektuoti, sužiūrėti, kokių reikia detalių, išsiardyti saloną, išvežti, tvarkyti airbagus, susirasti liuko rėmą, kaip ir anam C43, jį pakeisti ir turbūt tiek. Svarbu netingėti dirbti. Ane? Ir dar vienas dalykas, einam prie E klasės kupo. Vakar, kaip ir sakiau, vakar dažiau ir atsirado vienas kitas defektėlis. O čia dar ir parodyk. Ar sutraukė, ar kas, nežinau. Tai taip, kad šitas yra spalva mano akimis idealiai. Nežinau, kaip per kamerą atrodys. Skiriasi ar ne. Tai taip, kad šitas defektėlis ir yra dar vienas viduje kameroje. Tai taip, kad einam parodysim dar vieną. Labadiena! Tai taip, kad turime dar vieną defektėlį, kuris atsitiko užlakavus. Dar jau parodyk čia. Labai akivaizdus dalykas. Sutraukė, jaučiu dažus po apačią. Visas buferis pavyko nudažyti labai fainai, labai gerai. Jokių defektų daugiau nėra. Sparnas tas irgi labai viskas gerai gavosi, kapotas taip pat. Tai taip, kad realiai 2 defektai ant 1, 2, 3, ant 4 detalių nieko nepakeisi. Ir tuo pačiu laukiame C3 juodo ratų. Tai taip, kad pakeisime padangas, uždėsime didesnės rastapkės, praplatinimus ratų. Taip, kad laukiame ratų ir rodome jums. Neišjunkit. Tai ką, šios savaitės vlogą baigiam su
šiuo modeliuku CKM3 juodos spalvos. Ir, žodžiu, uždėjom dabar ratukus, pamatysit biriausuose. Atrodo tikrai gerai. Uždėjom praplatinimus, priekį 1,5 cm, gale 2 cm. Tai taip, kad vaizdas va toks. Taip pat kitame video ir kai bus geresni orai, pamatysite rolling shotų šitos mašinos. Taip, kad mieste, manau, tikrai geriau atrodys negu čia pas mus aplinkoj. Tai taip, kad manau, šiam kartu tiek ir susitiksime kitą kartą, toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku, sekmadienį. Ir iki. Nepamirškite subscribinti, laikinti ir komentuoti.